Kodėl yra šitaip šalta, Dieve padėk, nors dabar yra vasaros paskutinis mėnesis ir yra žiauriai šalta, aš tikrai nejuokauju. Tai žodžiu, paskutinis vasaros mėnesis yra žiauriai sudėtingas ir komplikuotas. Kas atidesni, gal net iš mano išvaizdos matot, ant kiek aš blogai atrodau, nes žiauriai sunkus mėnesis, susidėjo belenkiek nesąmonį į vieną mėnesį. Ir tikrai nėra lengva, bet reikia gyventi, apsimes, kad viskas yra labai gerai, bet aš literaliai to išprotėsiu. Atėjom pas Hebrytę, stoviterytę, kur mano ponė su šviečiančia nauja gūnė. Ponis gavo šiaip labai mandrą nais gūnę, tik dabar aš jas nematau, nes jinai skęsta šitose žolėse. Kalbant apie tai, kas nesiseka gyvenime, va, ir tai spėkit kelintas kartas, aš apsiverksiu tuo. Čia yra 8 kartas šią vasarą. Yra pajungta, žolės yra, nėra jokios prasmės bėgti. Jinai tiesiog bėga, visi normalų stovi, jinai vienintelė va turi pabėgti. Ir visą vasarą šitai, non-stop. This point aš literaliai nebežinau, ką daryti. Ta prasme, mes viską išbandėm. Elektrą, aptvarai, viskas, okei, viskas visiems tinka. Jinai nuolat bėga. Kad jinai tiesiog išgriauna tvoras, nes turbūt kažkur šitą vietą elektra silpnesnė. Jinai išgriauna tvoras ir jinai išbėga į mišką praktiškai. Ir aš nesiskundžiu. Aš žinau, kad toks gyvenimas ir čia vadinama žirgininkystė blogom dienom. Bet kai tos blogos dienos ir žirgas bėga non-stop iš aptvaro ir tu tiesiog pasiduodi, neturiu kuo džiaugtis. Tai man jie per mišką ves. Aš neverkiu, ką mano balsas toks būna, kai aš labai tiesiog arti ribos verkimo, tai ką tiesiog aš arti pasidavimo. Čia no joke nėra praėjimo. Ir jinai tiesiog šoka pro šitą vietą, tai dabar turbūt tiesiog reikės viską nuversti ir tiesiog ją kažkaip įves, nes aš nežinau, ką daryti. Pratęs pabėgti. Aš jai tiesiog prispaudžiu prie žemės šitas juostas, kad tipo neužkliūtų ir jinai taip ramiai sau perėjo. Tokia be bairių. Jeigu aš taip vešiu kokį nemą, jisai neitų. Tai žodžiu, pradėjom dieną žiauriai smagiai, dabar turim ponį. Šitas velnio vaikas mane iš proto išvesto, dar tave jot šiandien. Prašau, nepabėgti. Dabar galiu pasakyti tiek, kad šitam vlogė aš tikrai nesišypsosiu. Nes aš jau turiu žiauriai sugadintą rytą. Aš ką tik nusišypsojau, ne? Nu, žodžiu. Kaip Meda šiandien kaip tik atvaro, tai čia turbūt, atsiprašau, palaukit, susivaldysiu savo žodynu. Žodžiu, Meda atvažiuoja šiandien. Aš nuoširdžiai kartais galvoju tiesiog nebegaudyti juodės. Ta prasme, jinai nuo bandos niekur neina. Vis tiek jinai būna už to savo tvarą. Aš nežinau, kas jai nepatinka. Ai, pamirštam, nes aš tikrai apsiverksiu toj. Ponė, einam, prašau, eik. Ateik mažia. Jinai yra diva. Vat čia yra diva. Nuoširdžiai atsiprašau už tokią neigiamą energiją pačioj video pradžioj, bet toks gyvenimas ir aš neslepiu, nes yra daug žmonių, kurie mano, kad čia yra lengva. Kalbant apie ponį ir jos naują gūnę, tai jinai va taip atrodo ir mano mylimiausia dalis yra šita ir šitas kailiukas, nes dėl to jį tikrai negali pritrinti ten bent jau gūnę. Tik aišku, kai mano ponis apvalainas biški. Šuo, barsyt, atik, o labas. Žodžiu, mes su tėčiu nusivylę juodę, bet užtat pažiūrėkite šitą kukuliuką. Kokį jinai divutė. Gerai, tai pradėkim šnekėti apie mūsų šitą heroją ir ką mes šiandien su ją veikiam. Tai kadangi ponis dar yra pjodinėjimo procese, tai mes su ją šiandien pažingsniuojam, be kordo. Žiauriai tie plaukai sukimba, būna tokie labai nefaini. Tai šitas dalykas išsprendė mums visas problemas. 5 žvaigždutėm įvertintas, tikrai ne veltui. Turi tokią medaus struktūrą, kuri yra šiaip labai faina. Ir jisai skanų kvapą visai turi. Ir tiesiog kanopos blizga labai fainai, ne poni? Kalbant šiaip apie tai, kaip sekasi su poniu mūsų, tai šiaip tikrai neblogai. Jinai yra labai faina kumelė, turinti labai gerą charakterį iš tikrųjų. Nes dabar aš telpu jos proporcijas ir viskas okei. Bet aš tiesiog žinau, kad su mažesniu raiteliu, mažesnių proporcijų jinai geriau atrodytų. Bet jinai nėra lengva apjoti. Tikrai rizikinga būtų ją duoti tokioj bent jau stadijai kaip dabar. Nes jinai dar labai žalia. Kas yra ir taip aišku, nu bet tikrai. Kas sunkiausiai apsijojo, tai Pepe. Bet dabar Pepe labai faina jot ir tikrai viskas su jo okei. Tik ponis yra, tai kadangi Sacharytė vėliausiai apjota, jinai yra žaliausia ir tas labai jaučiasi. Tai, bet šiaip vertinant su dičkiam, ponis žino, su kaip reikia dirbti, ką reikia daryti. Tai va tiek va. Bet šiaip super ponis ir aš dabar galvoju, ar čia mano kilpas ar ne, nes aš ponių biškį trumpesnės pasidarau. Čia yra universalas.
Čia yra lengviausias balnas, kurį aš turiu. Visiškai žali ir kuriam gaila dar gerą balną dėt, nes tu nežinai, ką jaunas žirgas gali sugalvoti. Tikrai super, labai nesibaido šito ir labai greitai priprato prie purškalo. Šnekant iš gruodžio mėnesio dabar, aš tikrai negaliu pasakyti, kaip ten sekės šitoj treniruotį, bet atsimenu, kad nieko labai neveikiam, tai Sacharytė va tiesiog per kavaletės pabėgėjo, šiaip labai šaunuoliai, jinai gražiai kojytės kelia ir su ja labai nieko įdomaus nedarėme. Šiandien žymiai geriau palyginus su praeitu kartu, labai laisvai pavyko užlipti, tikrai šaunuolis ponis. Maišo pamatė. Tai žodžiu, ponė šiandien baigta. Tikrai gerai pasirodė ponė šiandien labai. Tai žodžiu, Meda išėjo Sacharą nuvest. Aš vėl gaudžiau juodą, nes ji vėl buvo pabėgusi. Tai... Ir prašau, tu apsiramink, mergyt, nes man protas važiuoja dėl tavęs. Gana tikrai inteligentiška kumelė. Ir tikrai inteligentiška nesugeba pro tvoros tiesiog išlipti. Iki dabar galiu pasakyti, atsimenu šitą dieną su Pepe tai labai gerai, nes tikrai buvau labai susinervavusi tada. Ir galiu pasakyti, ne per seniausiai ir žiemą sugebėjau iš aptvaro išlipti ir šį kartą su poniu, bet šį kartą jau negaliu kaltinti, nes mums tiesiog greičiausiai stirtos nutraukė tą aptvarą. Bet grįžtam į šitą treniruotę vasaros, tai čia su Pepiuku irgi per kavaletės bandžiau ją pervesti, kad perbėgtų. Taip visai neblogai, dabar ypač, kai žiūriu po realiai 6 mėnesių gal šitus video vasarinius, tai čia dar matos ant tiek daug tokių klaidelių, sakykim, tokių nežinojimo klaidelių, tai dabar jau Pepe žymiai ištobulėjus yra palyginus ir ta prasme, tas pokytis jauno žirgo vos per 6 mėnesius yra tiesiog milžiniškas. Na, kol vieni dirba, tai kiti, kaip sakant, voliojasi su žemėm. Ačiū Medui už amžintą šunį kadrę. Ir jo, tai keliamės gal vėl greičiau į Pepe, dar jūs to šuns pamatysit, čia žinokit labai daug. Tai su Pepiuku atsimenu šitą treniruotę irgi mes tik tais pabiški, dar pradėjom ant kordo ir iš jo, tai čia bus bairių, bet visai vis tiek kumelė tobulai jinai yra, ypač dabar. Wow, o čia matot, kaip mano šuo bandė kažką mano katinui pasakyti, bet katinas ją tiesiog išvarė. Nes katinas pas mus yra viso žirgyno valdovas, tai keliamės vėl į Pepe, tai pradžiai truputuką pažingsniavome šiaip irgi. Nu, jinai dabar gal aš labiau norėčiau pašnekėti, kokia ji dabar yra, nes čia ką mato, tai mes tiesiog žingsniuosim, liščiuosim. Mano galva trišiam neapsisuka. Ir dabar kokius šitame video bairius jos matysi, tai tų bairių dabar nebėra. Ir aš iki šitų video peržiūros net nebuvau prisiminusi, kad jinai darė tokius bairius. Tai tikrai kumelė yra be galo ištobulėjusi, jinai be galo intelektualiai greitai mokosi, bet vis tiek jaučiasi labai, kad jinai žalia dar. Tai čia kas be ko yra visiškai suprantama, bet ir nuo tos pačios blauzdos, netgi ir per šitą video, kur tarp kavalečių tarpelio mes praėjom, jinai nuo kojas tikrai labai gražiai gerai reaguoja, tas yra be galo smagu. Kalėdinės eglutės čia tie stato. Vasarą aš stačiau kalėdinės eglutės, žiemą aš jums dovanoju tokį prieš kalėdinį vlogą ir dabar žiūrėkit atidžiai, nes čia bus daug klaidų, kurios būna su jaunais žirgais. Tai čia pavyzdžiui buvo bairis, kad kilpą pamečiau ir Pepe iš karto jautriai sureagavo. Kumelė yra tikrai jautri, ypač grynakraujai šitie sportininkai, jie yra žiauriai jautrus ir su jais reikia viską labai atsargiai daryti. Tas galioja ir poniams. Bet poniai būna be galo įvairūs ir jų įvairovė šiek tiek didesnė nei grynakraujų iš tos pusės, kad dauguma jų tiesiog gali nesureaguoti. Jie tokie, okei, pametė į kilpą tavo problemos, man neįdomu, bet grynakraujai, jiem iš karto kažkas kitai balne, jiem jau stresas. Tai šitą reikia labai greitai taisyti su žirgais. Yes. Švenčiate, kol nepabėgo, tol mes švenčiam. Demonas. Dogau. Aš jums sakiau, kad šitame video daug šuns matysit, tai keliamės iš karto į terę treniruotę, čia yra šiek tiek iš apšilimo pritrumpintos zovados, bandėm tokią trumpą fainą zovadikę pasidaryti, tik teris nenorėjo galvos man nuleis ir keliamės į šokimą. Čia šiaip yra be galo geras pratimas tiems, ypač kurie turi ten, sakykime, nedaug kliūčių, kad ir vieną, iš vienos kliūtės galima išspausti iš tikrųjų labai daug ir įvairių pratimų teoriškai šnekant, tai kad ir toks, sakykime, mini maršrutukas.
Čia, ką mes būtent ir darėm, o šiaip aš ją pasistačiau, kad padirbėti ant vienos kliūtės, nes kartais nereikia ten tiek daug tų kliūčių, užtenka vienos, kad pilnai atlikti visą darbą. Šiaip Teris tikrai šoko gerai šitą treniruotę, kiek atsimenu, bent jau kol aš jo nesumoviau. Vat buvo taip, buvo pustempis, ir kadangi mano smegenys kartais būna išskridusios, tai Teriui tenka mane gelbėti. Čia toks mini posūkiukas iš karto, irgi praktikuojamės ant posūkio, tiksliau praktikavomės vasarą, kai jų maniau, kad prireiks, bet į varžybas daugiau ir neišvažiavom po birželio, tai neprireikia, bet visgi vis tiek naudingas dalykėlis. Dabar, jeigu neklystu, čia turėtų būti mano mėgstamiausias šuolis iš tos treniruotės, tuoj susikaupiam, pažiūrim, o taip, jisai labai gražiai kilo iš tolimo, kas, aišku, nėra tobula daryti tolimus, bet jeigu tu apskaičiuoji tvarkingai ir matai, kad bus žiauriai geras šuolis iš tolimo, tai nieko čia blogo nėra, bet kai būna artimas ir per daug pritrauki žirgą, gaunas nesąmonė. Tada reikia pakartot, pasitaisyti, ir Teris patys matot, jisai patenkintas savim, jisai tiesiog pakliūtęs, nuskadžia, jis toks pats sau fainas. Ir viskas vasarą būdavo gerai iki 1,10 m. Aš kažkaip visat, jau man tas 1,10 m man vasarą tokią paniką keldavo, kodėl sakau vasarą, nes dabar taip nebėra, bet jūs pažiūrėkit. Ir visiškai, ir Teris žiauriai jaučia baimę raitelio. Jisai pats nėra labai pasitikintis savim, bet iš antro karto aš sakau, Teri, davai varom, kai bus, tai bus. Ir pažiūrėkit, jis net nenumetė, nors ir buvo nesąmonė, bet dabar pažiūrim į gražų kojų keitimą. Šaunuolis Teris, ta prasme, bet Jisai, kai nori, jisai moka, jisai tiesiog kartais pritingi. Ja, taip gerai, žinokit, maniau bus blogiau, nes kažkaip paskutiniu metu pasitikėjimas visiškai dingęs buvo, bet dabar, po šiandien visai gerai jaučiuosi. Iš arti tai bus tragedija, iš pirmo sykio jis ir dėl to stojo, ir dėl to dar, kad biškį nesąmonę pastatėm, bet iš antro jau bent jau išsigelbėjau. Tai šiaip tikrai neblogai, Teris šaunuolis, šiandien gerai šoko, šiandien jau susišnekėjom, jau bent jau aišku, kas vyksta, jau pabiškį mano pasitikėjimas juo šokime grįžti. Bet kokia kliutelė su Teriuku. Teriukai yra ką veikti, tokia peršok, man irgi yra ką veikti. Tai šiaip tikrai šaunuolis vaikas, gerai šoko, labai didžiuojamės, labai mylim. Iš žiemos atsiprašau už neigiamą energiją video pradžiai dėl Pepės. Iškart sakau. Aš ją virvės ieškot, nes Pepei nusidėm per virvę ir viską. Tai paliksim juodą su kantoru. Ir dabar šitas nerimsta. Tai žodžiu, žiauriai kažkokia keista diena. Žinom, juodai levadą atgal, todėl jo aš visą raudoną, nes mes ką tik tokius žygdarbius darėm. Bet žodžiu, paleidom į levadą atgal, nes žiauriai duodas gardė ir man jau 2 virvės suniokojo. Tai, labai blogai. Man arkliai nepratė garduosi būt, ypač vieni, tai žiauriai psichavo, tai teko ves atgal, jau geriau aš ją miške gaudysiu. Tikinusi, kad kai aš nuvesiu namo atgal į levadą, juodė bus pabėgus. Aš esu kokių 97% įsitikinus. Ir aš galvojau ją gardę palikti, bet jis žiauriai psichuot pradeda, ta prasme daužytis, trankytis, ta prasme neįmanoma jos čia laikyti. Tai jau geriau tegul miškuose pastovi, nei čia man gardus laužo, tai nežinau, aš ta prasme ką daryti, levadą atskirą laikyti vieną, kad suprastų, kad negalima taip daryti. Atsisveikinsim, kadangi šiandien jau daugiau nieko nebejoju, liko Nemą pravaikyti ir dar su Kregždžiu treniruotę pravesime, eisim į miškelį su kliente pasvaikščiot, tai realiai labai daug nebėra ką rodyti, tai šiandien atsisveikinsim. Matėt, būna blogų dienų, tai šiandien buvo viena iš tų, bet jojimo prasme šnekant sekėsi tikrai neblogai, labai džiaugiuosi visais 3 savo arkliukais. Tu irgi šaunuolis būsi, bet tu šiandien tiesiog vaikaisi, tai tu visada per vaikymą geras. Tai tikrai Sacharytė ypač šaunuolė, labai aš čia didžiuojuosi, tragiškas šakės, bet jis mane išgelbėjote su stap kliūtim, tai tas yra labai fainai, malonu, ačiū tau Teri. Su juodai irgi sekėsi palyginus neblogai, kaip juodai. Bet šiandien iš viso juodė tapo pagrindinė žvaigždė viso šito video, tai nežinau, aš apie juodę tiesiog šnekėti nenoriu. Aš ją labai myliu kaip žirgą ir kaip žirgas darbe jinai yra tobula, bet jos asmenybė yra tragedija. YouTube jau grįšime su idėja ir išeitim, ir pasiteisinusi išeitim dėl juodės šitų pabėgimų. Bet jeigu kažkas turit kokių nuoširdžių patarimų, kas jums veikia, ir net nedrįskit sakyti, kad man reikia medinę tvorą statyti, nes aš tikrai jos nestatysiu, tai jeigu kažkas turi kitų patarimų apart medinės tvoros, parašykite komentarus, padėkit, ką nors patarkit, viską išklausysiu, pasiskaitysiu. Ir kol Nema dar man nedavė galutinai nosį ir į galvą, mes atsisveikinsim. Nemyta? Mužui.
Oi, kur tu akyti užsigavai? Na tai va taip ir sekas, dar ir nemokė užsigavo. Sakau, šitie metai ir šitas mėnesis yra tiesiog kažkoks nesusipratimas. Tai užteks, aš sakau, palaikinam, pasubscribinam ir susitinkam kitame video, kurios aš tikiuosi bus geresnis, su geresnė atmosfera ir su visom išeitim ir visom blogybėm išspręstom. Taip, o dabar einam žiūrėti, kas su tavo akyte.